Gyvenimo eigoje žmogus turi pasiekti, kad ne kūnas valdytų smegenis ir sąmonę, bet ir kad sąmonė valdytų kūną pilnai. Čia yra pagrindinis gyvenimo tikslas. Tai labai nelengvai pasiduoda, tai viso gyvenimo užduotis, tai yra serija pamokų labai didelių, bet kontekste optimizmo reiškia, kad stresas turi eiti ne į smegenis, o į fizinį kūną. Fiziniam kūnui reikia daug judesio, veiksmo, jis turi būti apkrautas kaip arklys kiekvieną dieną. Jis neturi sėdėti ir tinginiauti, paguldytas į lovą. Jo paskirtis yra nuolatinis veiksmas. Jis turi pastoviai judėti. Jeigu jisai tik tai aptingsta, su juo prasideda visa serija neprognozuojamų problemų. Jo negalima gadinti, jo negalima laužyti, jo negalima nuodyti, intoksikuoti, jo negalima drožti ir pereikvoti. Bet jis turi pastoviai kiekvieną dieną kaip arklys gauti krūvį. Fizinį sveiką, fizinį stresą. O sąmonė turi būti ramybėje. Sąmonė turi būti ramybėje. Turi būti ramios, kontroliuojamos mintys.